Sveiki visi. Atėjo žiema. Lėtas sekmadienio rytas ir nusprendėme išvažiuoti, pasivažinėti, paieškoti sniego. Šiaulių rajone jo beveik nėra, todėl lėkime link Pasvalio. Apvažiuosime retai naudojamais keliais ir žinoma, pasistengsim paieškoti vienos kitos brastos. Pažiūrėsim, kaip seksis. Važiavome prie brastos numeris 90. Iš brastų žemėlapio, kuriuo pasidalino safari.lt. Privažiavimas apšalęs į ledą. Ir neaišku, kokio gylio upė. Šiandien dar sugebėjau ir botų nepasiimti. Taip kad šita brasta, kuri panašu, kad yra aktyviai naudojama traktorių, nevažiuosiu. Žinau, kad viena yra prie Pakruojo labai graži, labai didelė ir lengvai pravažiuojama. Tai pasiliksim problemas tai vietai. O dabar judam iš šitos brastos, kuri aktyviai naudojama traktorių. Važiuojam. Ir važiuojame link Pakruojo, nes mus vejasi vanduo. Pažadinom žuvytės. Na ką, atsiprašom ir judam toliau. Vandens atrodo daugokai. Kažkaip nesinori labai rizikuoti. Iš kur tas brastų žemėlapis? Jei stebite safari.lt Facebook paskyrą, turėjote pastebėti pasidalintų įrašų su jiems žinomomis brastomis Lietuvoje, kurių virš 200 vienetų. Reikia būtinai aplankyti visas, ar bent daugumą, ir pervažiuoti tas, kurios žemėlapiuose vis dar žymimos kaip kelio dalis. Jei brastų koordinatės sudomino ir jūs, nuorodą į žemėlapį pridėsiu video aprašyme. Žinoma, į šias koordinates reikia žiūrėti atsargiai, nes daugumoje vietų jau nebebus galima kirsti upės. Bet kokia tikroji brastų būklė nesužinosime tol, kol nenuvažiuosime į vietą. Todėl šiandien vienas iš tikslų yra aplankyti 6 brastas ir pažiūrėti, kaip jos atrodo gyvai. Taip pat aprašyme pridėsiu ir nuorodą į šiandienos maršrutą. Galbūt jums pavyks įveikti traktorių naudojamas brastas. Artėjom prie 89 brastos, kuri irgi naudojama bus ūkininkų ir smarkiai tikėtina, kad man nepravažiuojama dėl pakilusio vandens lygio. Na, bet bent jau aplankykim, nelygų, pažiūrėkim, kaip čia jie atrodo. Panašu, kad čia upė dar didesnė. Ir dar platesnė. Čia tikrai nevažiuosim. Matosi, kad čia važiuoja su labai sunkia technika, tai provėžos upėje turėtų būti nemažos. Vandens lygio, nežinau, bet ir nenoriu šiandien įsiaiškinti. Na ką, apsisukam ir važiuojam toliau. Sušalusios balos.
nieko įveiksim. Ar jau leidžiasi saulė? Ne, dar tik dabar pietus, tai saulė aukščiausiam taške. Taip, mums dabar čia suktis. Nieko, čia viskas sušalė. Lengvai brendame per mišką. Ir tuoj bus brasta. Kasgi čia? Kodėl čia apibrėžta rožiniai? Tikriausiai, kad... Oi. Čia tie medžiai pažymėti, kad juos reikės nupjauti. Eglutė nešęs namo ir paliko. Negalima eglučių taip iš miško imti. Tau draudžiamas eismas. Krojos brasta. Dar prieš kokį porą metų ar 3, nepamenu, teko čia važiuoti ir tokio ženklo pikto nebuvo. O šiuo metu viskas. Eismas draudžiamas. Deja, dar žemėlapiuose pažymėta, kad čia kelias, bet neignoruosim šito ženklo. Tai tik sustosim prie šitos vietos. Perėjom per tiltelį, apsižvalgiam ir važiuosim toliau. Labai gaila. Tokia gera brasta. Ir viską tuoj uždraus. O tai tam. Upės po truputį šąla. Aišku, reikės gerokai daugiau šalčio, kad jos būtų visiškai užšalto. Galbūt šiemet tiek ir nesulauksim. Mano nelaimiai, eismas čia draudžiamas. Mes nelaukiniai, todėl apsisukam ir važiuojame toliau pro Pakruojį, link karjero. Galbūt bent vieną šiandien rasim brastą, kurią galėsim pravažiuoti be problemų. Problema didžiausia ta, kad upių lygis ganėtinai pakilęs. Tai nenorint paskęsti mašinoje, reikės paieškoti kažko tinkamo reikės paieškoti. Gerai, legiam. Važiuojam, vairuojam. Oi. Nėra lengva vairuoti ir skristi. Čia biškis vidoka, bet viskas gerai. Aš kaip manau. Pusnys, gaila, ką mašina yra. Čia vaškai tas mašina. Ką aš galiu padaryti, kai pastatą vidury kelią? Mašinos. Oi, ką jie čia tokia negražaus čia darė dabar? Važiuodami Mūšos paupiu privažiuojame Dvariukų tvenkinį, kuris turi ir mažą hidroelektrinę. Nejaukiai atrodo ši užtvanka, nepadeda ir tai, kad vienas iš šliuzų leidžia vandenį. Vietiniai gyventojai dar turėtų prisiminti, kad 2016 metais Mūšos upės vanduo pralaužė vieną iš 4 užtvankos šliuzų ir plūstelėjo į Mūšos žemupį.
5 kilometrai nuo užtvankos ir sustojame prie Skalių kalno, kuris yra dolomitinė atodanga. Joniškėlio seniūnijoje, Stipinų kaime, dešiniajame Mūšos krante, stačiu šlaitu atodanga sminga į upę. Rytuose pamažu nusileidžia į slėnio terasą, vakaruose į kelių šimtų metrų ilgio ir 7 metrų aukščio statų šlaitą, apaugusi žolė ir krūmais. Atodangą apžiūrėti sunku, nes apačioje krantas labai siauras, bet atvažiuoti čia verta. Vieta unikali. Pagaliau radome mini brastą. Savaime suprantama, per ją reikia pervažiuoti bent kelis kartus. Sustojame prie apleisto kabančio tilto. Iš beždžionių tilto liko tik tai metalinės dalis. Keista, kad ir jų dar niekas metalą nepridavė, bet čia turbūt tik laiko klausimas. O Mūšos upė labai plati. Be šansų čia ją kirsti. Nes kažkur netoliese yra kažkada buvusi brasta, nes safari žemėlapiuose jinai yra pažymėta. Čia tolumoje, toli, kur matosi miškas, ten turėtų būti buvusi brasta. Na, bet nei šiuo tiltu jau niekas nebesinaudoja, nei brasta. Tolumoje matosi brasta numeris 102. Akivaizdu, kad prie jos nebėra nei privažiavimo, nei būdo pervažiuoti per upę. Todėl šią brastą apžiūrėsime tik iš drono kameros ir judėsime toliau. Važiuojam prie paskutinės brastos šioj kelioniai. Tai bus dar viena brasta, kurios nekirsim, nes upė smarkiai pakilus, nesinorim skandintis. Su kamera, Augustai, šneku. Brasta numeris 101. Randasi Šimonėlių kaime ir yra kelio dalis. Todėl ją kirsti kliūčių nėra, išskyrus vandens temperatūrą ir gylį. Šiandien jos nekirsim, bet jei važiuosime kada pro šalį šiltesnių metų laiku, būtinai reikės patikrinti vandens lygį. Brastos nekirstos, nes žiemą nesinori sušlapti batų. Varom namo. Jeigu tik įkilsim iš šito kalną, aišku, o kas sunkiai sekasi. Bet po biškutį, neknisam žemių. Išlaikykim pasitikėjimą žmonių. Klausėm, ar galim važiuoti, sakė, važiuokit. Tai važiavom. Viskas. Išlipam iš pievos keliuko į gerą keliuką. Ten akmuo buvo, atrodo. Nieko tokio. Ir metas namo. Jei sudomino brastų tikrinimas į žemėlapio, kuriuo pasidalino safari, rašykite komentarą. Tuomet važiuosime į tolimesnę kelionę apžiūrėti įdomiausias brastas. Tik šįkart reikės įsidėti britkelnes.
Šiam kartui tiek. Ate.